Pirmą kartą šį filmą mačiau prieš gal 3 metus, kai tai dar buvo senoje erdvėje, visiškai sena patirtis. Ir atėjęs dabar po šitiek laiko į naują erdvę Vilniuje, galiu pasakyti, kad tai nėra tik tai filmas, tai yra didelė patirtis. Skirtumas yra milžiniškas. Anksčiau tai buvo atsisėdi, tu pažiūri filmą, ten 20 minučių. Dabar tai yra valandos patirtis, per kurią tu ir prieš filmą matai projekcijas, ką matom aplink ant sienų. Labai efektinga yra ir filmo metu, mes ne tik, kad matom visą tai, kas yra, sakykime, sukurta, bet girdim, ausinės yra puikios, ventiliatoriai yra, kurie sukuria vėjo efektą, tai tu plauki jūroje, valtyje, tu gali pasižiūrėti, kur tu plauki, dairytis aplinkui save ir tu jauti tą, girdi bangų ošimą ir jauti tą vėjo pūtimą. Tai ta patirtis, kardinaliai skiriasi nuo to, ką mes turėjome anksčiau. Ir po filmo yra vėlgi kitos projekcijos, yra įvedama į būsimą filmo antrą dalį. Tai iš esmės skirtumas, ką matė žmonės anksčiau ir dabar, būtų kartu su mano kvietimu ateiti tiem, kas seniau matė filmą ir nežino, ar verta eiti žiūrėti dabar naujoje erdvėje, skirtumas yra absoliučiai didžiulis. Tai yra visiškai, tai nėra tik filmas, tai yra visa Čiurlionio patirtis. Ateikit.